viską darome atvirkščiai, nes nenorime praleisti daug laiko spūstyse, ieškant parkavimo vietos, grūstis tarp daug žmonių. Dėl to mes traukiame į kalnų pusę. Aplankysime vieną mielą miestelį, kuriame niekad nesame buvę, pavadinimu Subjako. Taip pat aplankysime šalia esantį Švento Benedikto vienuolyną ir pasivaikščiosime pėsčiųjų taku, kuris yra labai žavingas, ir aplankysime vieną krioklį. Beje, šitas miestelis yra tik valanda kelio mašina nuo Romos, taigi jūs laisvai galite jį aplankyti, jeigu turite daugiau laiko Romoje. Sakiau, kad nestovėsime spūstyse, bet va, bestovint spūstyje bent jau galima pasigrožėti vaizdais aplinkui. Mes atvažiavom į Subjako, į patį miestelį, bet dabar nesustosime jame. Važiuosime prie krioklio. Sakiau, nebus kamščių ir vis tiek nesame kamščiuose. Tai ką tik prisiparkavome ir suradome kelią, kuris yra pažymėtas ir veda link upės žemyn, ir jau iš karto mus pasitinka tokie vaizdai. Ten, jeigu matėte, buvo kažkokia apleista senovinė koplytėlė, bažnytėlė, net nežinau. Bet čia tiek to turto aplinkui. Ir aišku, žygeiviams čia labai yra gerai žygius daryti tokiose vietose. Tai va, nusileidus mes atrandam Nerono vilą, kuria yra 2000 metų. Štai upelis Anienė, kuris mums reikalingas, kur mes eisime žiūrėti krioklio. Ir taip pat vila Nerono, kurią aš jau rodžiau. Kai statė šitą vilą, statytojai šitą upelį perskirstė į 3 mažus upelius, kurie tekėjo po vilą pačioje. Beje, galite pasiskaityti ir pasidomėti apie patį Neroną. Aš nesu istorikė, tiesiog sakau, ką žinau, kad jis yra nelabai pozityviai vertinamas, nes jis kaltas dėl Romoje vykusių gaisrų ir šiaip buvo nekoks valdovas, bet patys pasiskaitykite. Kas yra nerealu, kad dabar yra spalio vidurys. Kaip matote, aš esu su šortais, su marškinėliais. Ir man asmeniškai oras yra pats tas. Aišku, pačioje Romoje yra karščiau, dėl viso betono, dėl akmens. Čia mes esame šiek tiek gamtoje. Tai man pats tas oras yra kažkur plus 22. Saulė, kuri kepina kaip reikiant. Tai va tas yra nuostabus dalykas, aišku, gyvenant Italijai, kad tu turi tokį klimatą. Ir aš visada sakau, kad spalis yra geriausias mėnuo. Vienas geriausių mėnesių keliauti į Italiją. Pasirodo,
Yra įėjimas mokamas, tai susimokėjom už įėjimą 2,50. Čia gera, beje visų, pasiimkit su savimi megztinį ar džemperį. Būtų vasara, tai aš įlįsčiau į šitą upelį. Labas! Ačiū, kad žiūri mūsų laidas. Turiu tau nedidelį prašymą, kuris tau gali atrodyti nesvarbus ir nereikšmingas, tačiau tai gali mums labai padėti. Kviečiu tave spausti prenumeruoti mūsų kanalą, o taip pat spausti patinka ties kiekvienu video. Tai tau nieko nekainuoja ir užims tik kelias sekundės. Kodėl mums tai svarbu? Kiekvienas toks tavo paspaudimas daro video labiau matomų, o taip pat padeda naujiems žiūrovams atrasti mūsų kanalą. Beje, tai skatina mus tobulėti ir kurti dar geresnį turinį. Ačiū. Koks nuostabus oras, kaip čia gera. Ne karšta, ne šalta, pats tas. Dabar yra 2 valanda ir 2 vienuolynai, kuriuos mes norime pamatyti. Vienas yra už manęs, tai yra Santo Skolastiko vienuolynas, beje dar veikiantis vienuolynas, o kitas Švento Benedikto, irgi jis atsidarys 3 valandą. Tai mes nuvyksime dabar į apžvalgos pointą, į apžvalgos vietą, pamatysime panoramą, o paskui jau 3 valandą keliausime į patį vienuolyną. Taip, yra tarpas, kai tarp 12 ir 3, kai šie vienuolynai yra uždaryti. Tai kaip matote, užsidėjau megztinį, nes vienuolynuose reikia dengti kojas ir rankas. Ir žinokite, kad visur tiek Romoje, kai jūs vaikščiosite į bažnyčias, tą patį Vatikaną, kad reikia turėti atitinkamus drabužius su savimi. Kadangi dar turime laiko iki 3 valandos, tai papasakosiu, kokio svarbumo vietoje mes dabar esame, būtent Benediktų ordinui. Apie patį Šventą Benediktą. Benediktas gimė Norčioje, Umbrijoje. Beje, radau, kad lietuviškai reikia tarti Nursija. Jis gimė gan kilmingoje šeimoje, kartu su dvyne sese Skolastika. Ir paskui gan jaunas išvažiavo į Romą studijuoti. Tačiau Roma jį nuvilė savo palaidumu ir jis pasitraukė iš Romos į šias vietovės ir atrado būtent Subjako olą, į kurią mes tuoj netrukus eisime, kur yra dabar pastatytas būtent Švento Benedikto vienuolynas. Daug metų jis gyveno atsiskyrėlio gyvenimą.
pastatyti daug vienuolynų aplinkui šią vietovę. Vat vienas pagrindinių yra Švento Benedikto vienuolynas, kur yra būtent ta šventoji ola, Sacro Specco. Taip pat šalia mes vėliau aplankysime vienuolyną Santo Scolastico, būtent sesės vardu pavadintą vienuolyną. Matėte, čia labai daug vienuolių renkasi, nes labai svarbi vieta, būtent Benedikto ordinui. Ekskursijos metu negalėsiu filmuoti, tik fotografuoti, tai bus nuotraukas. Kasmet keliauja labai daug piligrimų ir matėte, ten yra šventieji laiptai, kuriais keliais reikia lipti į viršų. Taip pat parodžiau užrašus ant sienų ir tie užrašai buvo seniausi, berods mačiau 200 metų senumo užrašą. Tai piligrimai, kurie čia atvažiuodavo, jie palikdavo sienoje užrašus, savo vardus. Atvažiavom aplankyti kito vienuolyno. Įdomiausi dalykai apie šitą vienuolyną. Pati toji Skolastika niekada nėra čia buvusi, net pačiame miestelėje. Tai yra vyrų vienuolynas, vienintelis išlikęs dirbantis vienuolynas čia. Čia dar dirba kunigas, kuriam yra 103 metai. Beje, karo metais nelietė šio vienuolyno, nors pats miestelis buvo labai subombarduotas, nelietė, nes čia buvo nacių ligoninė. Iš tokių įdomesnių dalykų, kad čia buvo beje filmuojamas filmas Rožės vardas, kelios scenos ir buvo atspausdintos pirmosios italų kalba knygos. Paskutinis lankymo punktas yra Subjako pats miestelis. Potete vedere il ponte di San Francesco, molto antico. Prima sopra il ponte addirittura le macchine potevano passarci quando ero piccolino, tipo 15-20 anni fa. Šitam tiltui 700 metų ir jis iki šiol stovi, viskas gerai, anksčiau net kaip mašinos pravažiuodavo. E si dice che la via Nerone venne fatta costruire da Nerone stesso sopra dei laghi, 3 laghi famosi, dove adesso ci sono i ponti, il ponte San Francesco, il ponte di Sant'Antonio dove siamo andati prima a vedere quello dove c'era la canoa e poi c'è anche un altro ponte che è il ponte di San Mauro. Sublagum che significa sotto il lago.